Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie komunikacijos stilius ir tai, kaip pritaikyti skirtingus bendravimo būdus bei kanalus skirtingoms kartoms. Mes gyvename ir dirbame laikotarpiu, kai vienoje darbovietėje gali dirbti net 4 kartos, nuo kūdikių boomo kartos iki Z kartos. Kiekviena jų atsineša visiškai skirtingą pasaulėžiūrą, išsilavinimo patirtį ir bendravimo stilių. Tai gali būti didelis privalumas, tačiau kartu ir nesusipratimų šaltinis. Pavyzdžiui, pagalvokite, kaip perduodama ta pati paprasta informacija. Kūdikių boomo kartos atstovas gali labiau mėgti skambutį telefonu ar susitikimą gyvai, tūkstantmečio kartos atstovas jausis patogiau gavęs laišką elektro paštu, o Z kartos žmogus greičiausiai pasirinks greitą žinutę pokalbių programoje arba balso pranešimą. Nė vienas iš šių metodų nėra teisingas ar neteisingas, tačiau jei nežinome apie tokius skirtumus, galime klaidingai interpretuoti bendravimo formą kaip pagarbos ženklą arba priešingai kaip abejingumą ir tai gali turėti realių pasekmių komandos klimatui. 2023 metai PwC paskelbtas tyrimas rodo, kad net 85% konfliktų darbo vietoje kyla dėl komunikacijos problemų. Viena dažniausių nesusipratimų priežasčių – tai, kad kiekviena karta turi savitą komunikacijos gramatiką. Vyresnės kartos dažniau vertina formalumą, nuosekliai kuria pasitikėjimą ir remiasi autoritetingu bendravimu. Jaunesnės kartos priešingai renkasi tiesioginę, greitą, neretai neformalią kalbą ir nori greito grįžtamojo ryšio. Ne problemų sprendimo būdai skiriasi. Vyresni darbuotojai linkę būti santūresni, o jaunesni atvirai diskutuoti ir ieškoti kolektyvinių sprendimų. Kaip išvengti nesusipratimų ir kurti tiltus, o ne sienas? Pirmiausia, žinoti skirtumus, tačiau jų nestereotipizuoti. Ne visi jauni yra impulsyvūs ir ne visi vyresni griežti. Tačiau žinojimas apie bendras tendencijas padeda geriau suprasti kitą žmogų. Antras žingsnis – sąmoningai pritaikyti savo bendravimo stilių ieškant bendro taško. Vienas naudingų įrankių yra DISC modelis, kurį naudoja daugelis įmonių siekdamos gerinti komandų komunikaciją. Jis išskiria 4 bendravimo stilius – dominuojantį, įtakojantį, stabilų ir sąmoningą. Ir padeda suprasti, kaip pritaikyti savo kalbą prie kitų. Tai nėra susiję su amžiumi, tačiau labai padeda valdyti komunikacijos įvairovę tarp skirtingų kartų. Kita praktiška strategija – bendrų komunikacijos taisyklių įvedimas. Pavyzdžiui, nuspręsti, kada naudoti elektroninį paštą, kada momentinės žinutes. Aiškiai apibrėžti vidaus komunikacijos tono lūkesčius. Užtikrinti, kad visi nepriklausomai nuo technologinio pasirengimo turėtų vienodą prieigą prie informacijos. Kai kurios organizacijos, pavyzdžiui SAP ir Microsoft, savo įvairovės programuose taiko atvirkštinę mentorystę, kai jaunas darbuotojas ir vyresnis kolega keičiasi patirtimi ne tik techninių įgūdžių srityje, bet ir mokosi, kaip bendrauti bei interpretuoti darbą. Tai mažina abipusius stereotipus ir kuria bendrą kalbą. Praktinis patarimas. Kai bendraujate su žmogumi iš kitos kartos nei jūsų, stebėkite, kaip jis kalba, kokius kanalus renkasi, kiek pauzių palieka tarp pasisakymų. Tada be prievartos priderinkite savo stilių, kad būtumėte ant tos pačios bangos. Tokia lankstumo kompetencija šiandien laikoma esminiu minkštuoju įgūdžiu žmonių vadyboje. Prisiminkime, komunikacija nėra tik informacijos apsikeitimas. Tai ir pripažinimas, pagarba, erdvės suteikimas ir gavimas. Kai išmokstame iš tikrųjų klausytis, net ir tų, kurie bendrauja kitaip nei mes, pradedame kurti stipresnius, labiau įtraukiančius ir produktyvius santykius. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją.
ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.